31-asis Federico Palacios ir teisėjo sprendimu. Panevėžio ataka. Palacios. Gali būti pavojingas smūgis, kairė koja ir kamuolys lekia. Na, kaip plaktuku išmuša kamuolį Dubra. Darišos Stankevičiaus bandymas blokuotas. Dar vienas perdamas ir... Na ir štai šios rungtynės. Matijus Burba raitosi iš skausmo, o Panevėžys atakuoja ir štai toks perdamas. O, puikiai sužaista sienelė. Burdzilauskas baudos aikštelė, perdavimas ir oi. Artiomas Fiodorovas supratęs, ką padarė, arba gal atvirkščiai supratęs. Sarpongas, Jefis Sarpongas, perdavimas Mazonui, smūgis ir dabar jau Giedrius Zenkevičius. Mato, kad tęsiasi, perdavimas į kairę, čia neblogai. Fiodorovas, galingas smūgis ir oi. Kiek nedaug trūko Artiomui Fiodorovui. Griebėsi už galvos, palaikyti ataką, čia Pudžemio perdavimas į vartininko aikštelę, krenta. Taip gerai dabar tą daro Emsis. Fiodorovas prie baudos aikštelės bus perdavimas, skersavimas į baudos aikštelę, ojoj. Dar vienas smūgis ir čia Sūduva vėl. Ir vėl kokia ataka, kurioje atsiskleidė. Ojoj, dar čia ne pabaiga, Varas ir čia gali būti įdomių dalykų. Ir žiūrim, ką teisėjas nuspręs. Baudinys! Emsis! 1-0! Jokių šansų vartininkui ir Aivars Emsis veda Sūduvą į priekį ir Sūduva atsiduria. Na, keliolika sekundžių nuo pergalės. Vienintelis dabar laikininkas ir ne, yra viskas. Sūduva, na, nežinau, ar galėčiau pavadinti sensaciją netikėtumu, taip, bet Sūduva įveikia šalies čempionus rezultatu 1-0.